Sveiki, eteryje rubrikų ciklo Ar žinojai, kad dar viena laida rengiama drauge su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Stojęs akistaton su liga dažnas pasvarsto, kodėl man, ką netaip dariau ar kuo nusidėjau. Šiandien su daktare Valentina Gataveckienė ir pakalbėsime apie tai, ką patys galime padaryti, kad užbėgti už akių ligai, apie vykdomas onkologinių susirgimų prevencinės ir ankstyvos diagnostikos programas finansuojamas valstybės, kuriomis galime ir privalome pasinaudoti kiekvienas. Labadiena. Prieš pradedant kalbėti apie programas finansuojamas valstybės, noriu jūsų pasiteirauti. Ar žmonės naudojasi valstybės suteiktą galimybę pasitikrinti nemokamai? Didžioji dalis mūsų pakviestų pacientų labai noriai pasinaudoja ir metai iš metų mes vis sulaukiame tokio sąmoningesnio požiūrio ir aktyvesnio dalyvavimo mūsų programuose. Tuo mes labai džiaugiamės. Turime pagrindinės 4 prevencinės programas, apie kurias išsamei pakalbėsime vėliau, bet kyla klausimas, kodėl būtent šios programos yra pasirinktos, ar tai reiškia, kad šių susirgimų ir mirčių Lietuvoje daugiausia? Be abejo, neatsitiktinai šios programos pasirinktos, šiomis lygomis yra sergama dažniausiai. Ar visi turi tikrintis profilaktiškai onkologiniu požiūriu? Juk dažnas sako, kodėl aš turiu eiti pas daktarą, jei gerai jaučiuosi, arba kai nueini pas daktarą, tai jis visada ką nors suranda. Matot, mes visi žinom, kad ilgą laiką onkologinės lygos yra nebylios, žmogus gali jaustis labai gerai, tačiau procesai organizme vystosi dėja. Tad apžvelkime pagrindinės profilaktinės programas finansuojamas valstybės. Viena jų yra priešinės liaukos prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Šią programą turbūt žino visi, nes kiekvieną rugsėjį visos žiniasklaidos priemonės įvairiausiais būdais ragina vyrus pasirūpinti savimi, kol nevėlu. Taigi, koks šios programos tikslas? Šios programos tikslas yra kuo anksčiau nustatyti prostatos vėžį, nes apie 0,5% pacientų ilgą laiką nejaučia jokių ligos simptomų. Jis skirta vyrams nuo 50 iki 69 metų imtinai, bei vyrams nuo 45 metų, jeigu jų tėvas ar broliai yra sirgęs prostatos vėžiu. Pagal šią programą yra atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigenų koncentraciją kraujyje. Tyrimas kartojamas kas 2 ar 5 metai priklausomai nuo rezultatų. Jei vadinamas PSA kiekis viršija normą, išduodamas siuntimas urologų konsultacijai. Estant liaukos vėžiui, PSA kiekis kraujyje dažniausiai padidėja, bet aptikus padidėjusi rodiklį negalime tvirtinti, kad yra aptiktas vėžys, nes PSA lygis padidėja ne tik dėl vėžio, taip gali atsitikti ir esant kitiems priešinės liaukos susirgimams. Padidėjęs PSA lygis kraujyje leidžia tik įtarti vėžį. Vėžio diagnozę patvirtinti ar paneigti galima tik atlikus papildomus tyrimus. Šiuo metu Lietuvoje priešinės liaukos vėžys yra dažniausia vyro onkologinė liga ir Lietuvos vėžio registro duomenimis per metus šalyje nustatoma apie 2000 naujų atvejų ir sergamumas šia liga auga. Per savaitę mūsų šalyje nuo priešinės liaukos vėžio miršta apie 10 vyrų. Priešinės liaukos vėžys paprastai diagnozuojamas vyresniems vyrams, sulaukusiems 50 metų ir vyresniems, tarp jaunesnių amžiaus vyrų ši liga pasitaiko rečiau. O kaip patys vyrai, ar noriai eina ir darosi tyrimus, nes reikia pripažinti, kad ši stiprioji lytis dažnai moja ranka, net ir jausdami, kad kažkas yra blogai. Šiaip pasiūlius programą, tai labai retais atvejais yra atsisakoma, šiaip didžioji dalis vyrų, jiems pasiūlius tikrai sutinka pasitikrinti. Na, o kovo mėnesį visai netrukus žiniasklaidoje taip pat pradės mirgėti dėmesys skiriamas storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programai. Kam ši programa skiriama? Ši programa skiriama tiek vyrams, tiek moterims ir jos tikslas yra nustatyti ankstyvąsias storosios žarnos vėžio stadijas, kol pacientas nejaučia jokių ligos požymių ir gydymas gali būti efektyvus, nes vėlyvosios stadijos storosios žarnos vėžio išgydyti visiškai nebeįmanoma.
Aktualumas susirgymo yra labai didžiulis, todėl kad kiekvienais metais diagnozuojama apie 1500 naujų storosios žarnos vėžio atvejų, beveik 1000 žmonių nuo šios ligos miršta ir per pastaruosius 30 metų sergamumas padaugėjo beveik 2 kartus. Taigi 50-74 metų amžiaus asmenims siūloma kartą per 2 metus atlikti imunocheminį slapto kraujavimo išmatuose testą. Tyrimas kartojamas kas 2 metai. Jei gaunamas teigiamas testo rezultatas, pacientai siunčiami atlikti storosios žarnos ištyrimą endoskopiniu būdu. Ar yra kažkokios rizikos grupės, kuriam būtent toksai susirgimas yra dažnesnis? Tai vat rizikos grupės yra tik tai pagal amžių, o šiaip nėra jokių kitų specifinių... Nėra išskirta, kad kažkokie profesiniai reikalai ar kažkas lemtų, tai nėra tokių dalykų. Nepaisant tiek valstybės pastangų, tiek naujausių Lietuvoje atsiradusių prevencinių tyrimų, Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys antra labiausiai paplitusi moterų onkoginekologinė liga. Kasmet paskutinė sausio savaitė minima kaip gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė, kuomet visos moterys raginamos nedelsti atlikti tyrimus, kas gali ir turi pasinaudoti šią prevencinę programą. Gimdos kaklelio vėžys yra viena iš nedaugelio piktybinių ligų, kurią galima nustatyti dar iki klinikinės stadijos. Tikrintis kviečiamos moteris nuo 25 iki 60 metų amžiaus vieną kartą per 3 metus. Gimdos kaklelio rizikos veiksniai yra šie. Tai yra onkogeninis žmogaus papilomos virusas esantis gimdos kaklelėje, daug seksualinių partnerių, ankstyvo lytinio gyvenimo pradžia ir rūkimas. Apie 80% gimdos kaklelio sergančių moterų gyvena besivystančiose šalyse, tačiau pradėjus įgyvendinti šią programą pasiekti akivaizdūs teigiami rezultatai. Mėginio paėmimo procedūra yra trumpa ir neskausminga, po to mikroskopu yra tyriama, ar ląstelėse nėra ankstyvųjų pakitimų, jei pakitimų aptinkama, pacientai siūloma atlikti tolesnį ištyrimą ir rekomenduojamas gydymas. Pakitimų pradžios moterys dažnai nejaučia, tačiau tik ankstyvas nustatymas leidžia išvengti ligos ir net pasveikti. Nors sergamumo bei mirčių nuo gimdos kaklelio vėžio rodikliai Lietuvoje vis dar tebėra vieni didžiausių Europoje, pradėjus įgyvendinti šią prevencinę programą, vis dažniau diagnozuojamas neinvazinis, tai yra neišplitęs vėžys, taip pat dažniau nustatomas pirmos stadijos vėžys ir kuo anksčiau pakitimai aptinkami, tuo galima lengviau juos išgydyti. Net 80% šią ligą susirgusių moterų galėtų pasveikti pilnai, jeigu būtų laiku liga pastebėta ir pradėtas gydymas. Spalis skelbiamas oficialių kovos su krūties vėžiu mėnesiu, kuomet moterys ypatingai raginamos atlikti tyrimus. Koks tai tyrimas ir kokio amžiaus moterims jis skirtas? Taip, šios programos tikslas – kuo anksčiau nustatyti iki vėžinius krūties susirgimus arba krūties vėžį aptikti dar pradinėje stadijoje. Programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų imtinai, atliekama kas 2 metus, jo metu aptikus pakitimus krūtyje, moteris siunčiama atlikti kitų tyrimų diagnozės patikslinimui. Kasmet Lietuvoje diagnozuojama virš 1300 naujų krūties atvejų ir kas savaitę miršta maždaug 12 moterų nuo krūties vėžio. Išskiriami krūties vėžio rizikos veiksniai, tai yra negimdžiusios moterys arba vėlyvas gimdymas buvęs, nėštumo nutraukimai, pakaitinės hormonų terapijos naudojimas ilgiau nei 5 metai, paveldimumas turi didžiulę reikšmę, ankstyva menstruacijų ciklo pradžia, vėlyva menopauzė po 55 metų, kontraceptinių priemonių vartojimas ilgiau nei 10 metų, alkoholio naudojimas, nutukimas. Nors krūties vėžiu dažniausiai serga moterys nuo 55 iki 65 metų, pastaraisiais metais stebima tendencija, kuomet suserga ir jaunesnių amžiaus moterys. Reguliariai tikrinant krūties vėžį galima jį nustatyti dar ankstyvoje stadijoje. Aišku, kuo anksčiau nustatoma liga, tuo didesnė galimybė yra pilnai pasveikti. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse,
Sergančių pacienčių gyvenimo trukmė priklauso nuo diagnozės nustatymo. Pradėjus plačiau taikyti atrankos programą, Lietuvoje tikimasi išaiškinti kuo daugiau būtent ankstyvosios pirmos stadijos krūties vėžio ir tai turėtų lemti mirtingumo nuo krūties vėžio sumažėjimą. Nebejoju, kad tarpe mūsų klausytojų, kurie girdi mūsų šį pašnekesį, atsiras tokių, kurie pagalvos, kad gal darėtų apsilankyti ir pasitikrinti, pasinaudoti būtent vieną iš mūsų aptartų programų. Bet kažkoks kirminėlis neleidžia nueiti, taigi kaip daktarė padrąsintumėt tuos mūsų klausytojus, kurie galvoja, kad reikėtų, bet vis nedrįsta nueiti ir atlikti tai. Labai noriu padrąsinti ir pasakyti, kad nebijokite išgirsti ligos diagnozės, todėl kad anksti nustačius ligas galima pilnai pasveikti ir turėtume galvoti tikriausiai ne tik apie save, bet ir apie mūsų supančius žmonės, kurie mus myli ir tikriausiai nenorėtume tapti jiems našta. O pabaigai pasakysiu, kad pasinaudokite medicinos pasiekimais ir pažanga, pasitikėkite medikais ir neleiskite ligai valdyti jūsų gyvenimo. Ačiū Jums. Tiek šį kartą. Priminsiu, kad rubriką Ar žinojai, kad galite klausytis kiekvieną ketvirtadienį, o pakartojimų šeštadienio rytmetį. O mes siekdami, kad rubrikos būtų naudingos kasdieninėme jūsų gyvenime, kviečiame jūs aktyviai dalyvauti kūrybinėme procese. Jūsų klausimų ir pasiūlymų laukiame elektroniniu paštu noriugirdėti@gmail.com. Daugiau informacijos apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, renginius ir užsiėmimus rasite biuro svetainėje internete adresu marijampolėsvsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkimės savo ir artimųjų gerą savijautą patys, o mes stengsimės naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems. Iki kitų susitikimų.